Sveiki atvykę į Išminties minutėlę. Šiandien turime labai įdomią temą. Pakalbėsime apie tai, kaip padėti sau, kad būtum laimingesnis. Tad nieko nelaukdami, pradedam. Yra prirašyta visokių taisyklių, visokių knygų, 7 būdai, kaip tapti laimingu, 8 būdai, kaip džiaugtis gyvenimu, kaip pasiekti svajonės, 22 būdai, kaip tapti turtingu, 105 būdai ar panašiai. Taigi yra tiek daug šiais laikais tos informacijos, kurie atrodo perskaitai pavadinimą ir galvoji, perskaitęs pavadinimą, sužinosiu, ką daryti, kad būčiau laimingas. Taip pat ir šiame video tą pavadinimą perskaitę galit pagalvoti, čia rasiu atsakymą, ką daryti. Ir iš tikrųjų atsakymą greičiausiai ir galite rasti. Tie visi atsakymai, kurie yra surašyti daugeliu psichologų, filosofų ir panašiai, dažnai jie būna teisingi, bet yra vienas bet. Mes perskaitom, mes sužinome ir galvojame, neturėsiu laiko, man per sunku, čia ne man, aš taip nemoku, aš taip negalėsiu, neišdrįsiu, nemokėsiu. Kitas galvoja, aš tai tingiu. Gal pabandysiu kažką keisti, kažką daryti, bet neturiu laiko, sunkus darbai laukia, geriau pirmą padarysiu tuos darbus ir šitas siekiamybės, šitą norą kažkada nukelsiu, kažkada toliau ir ateis laikas, tada kažką ir keisiu, kažką darysiu. Tai žmogus kažkaip supranta, kad jisai neįstengs to pasiekti, to padaryti, arba pamato, kad per sunku, arba galvoja, čia per paprasta, nes dažnai būna ir paprastų dalykų. Paprasti dalykai kartais būna labai svarbus mūsų gyvenime. Bet mes norim kažkaip, kad būtų sudėtinga, kažkokios formulės, kad kažkaip, kaip čia gali taip viskas paprasta būti. Ir tas paprasta ir nepaprasta yra toks dalykas, kai žmogus tai, kas paprasta, jam atrodo sunku, suprantat? Ir tada galvoja, man nieko neišeina, man nesiseka, neturiu kantrybės ir numoja ranka ir ieško toliau, kas jį padarytų laimingu, bet pats piršto net nepajudina. Nes galvoja, čia per lengva, čia per sunku, čia tingiu, neturiu laiko, gal yra kažkas lengvesnio. Ir tada žmogus skaito toliau, ieško toliau, arba iš vis numoja ranką ir nieko nedaro, kol vėl staiga jo akiratyje atsiranda koks nors pavadinimas, ką daryti, kad būčiau laimingesnis. Ir taip žmogus pasimeta, pats nežino, ko nori ir numoja ranką, kaip ir sakiau, nieko nedaro. Tai čia yra vienas iš pirmųjų žingsnių, ką žmogus turi daryti, kad būtų laimingesnis. Apskritai, jeigu žmogus tiesiog kažką darytų, pats darymas, jeigu kažką darai, tai jau veda link kažko. Jeigu tu nieko nedarai ir galvoji, kad kažkas pasikeis, kažkas vyks, tai dažniausiai nieko ir nevyksta. Kartais tu turi keisti, kažką daryti, judėti, keisti savo kasdienybę. Galbūt tavo kasdienybė yra tokia, kuri tau trukdo, galbūt tavo yra kažkokie neigiami įpročiai, kurie tave stabdo ar panašiai. Tai kartais žmogui pritrūksta noro. O galbūt tas noras šiek tiek jis ir yra kažkoks, bet aš noriu, bet tingiu. Noriu, bet čia ne man. Aš panašiai. Suprantat, čia ir yra ta esmė, kad
žmogui reikia pradėti tom gyventi. Jis turi norėti daryti tos 7 žingsnius, kuriuos ką tik perskaitė kokioj nors knygoje. Bet jisai dėja, bet kartais pasiduoda. Tai va, o žmogus, kuris pradeda tom gyventi, pradeda stengtis, keičia savo dienotvarkę, bando kažką daryti, eiti, kalbėti, išsikalbėti, keisti savo mąstymą ar panašiai, yra visokiausių tų dalykų ir jie labai geri, tik tai mes kartais numojam ranką. Apskritai visas šitas kanalas, va šitas mano kanalas, visi šitie video ir yra žingsnis po žingsnio atsakymai, ką daryti, kad būti laimingesnių, ką daryti, kad bus sveikesnių, ką daryti, kad mano aplinka būtų geresnė. Ir vienas iš atsakymų yra šitas, tai ką kalbam šiandien. Kaip sakant, susink save už rankų, arba kitas pasakymas, pakelk savo užpakalį ir daryk, judėk į priekį, stenkis. O stengtis kartais reikia tiesiog pasiryžimo ir pasižiūrėk, kaip keisis tavo kasdienybė, pasižiūrėk, kaip keisis tavo gyvenimas. O ką tu prarasi tiesiog pabandęs? O ką pabandyti? Tai aš sakau, čia šiandien neatskleidžiu, nes visam kanale kalbam apie tai. O tų dalykų, kaip ir sakiau, yra labai daug. Aprašytų knygose ir taip toliau. Ir be to mes jau padarėm ne vieną video, bet vienas iš svarbių principų pačioj pradžioj – pradėti ir kažką pasiryžus daryti. Štai tokia šiandien išminties minutėlė, tikiuosi jinai jūs įkvėps, kažko imtis, siekti kažką keisti, galbūt jeigu reikia keisti, ne visais atvejais reikia keisti, galbūt jūs gyvenat tokį gyvenimą, kaip ir reikia, kaip ir galbūt mėgaujatės tuom, ką turite šalia, mėgaujatės savo darbu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu taip yra, tai nuoširdžiai jumis džiaugiuosi. Tai va, tai, mėly bičiuliai, šiandien tokia išmintėlė, atsirado progos šiek tiek 5 minutėm prisėsti ir pakalbėti su jumis. Na, dar kartą tradiciškai noriu jums padėkoti, kad esate kartu, kad žiūrit, kad dalinatės, kad spaudžiat patiktukus. Na ir ką, šiandien tiek, susitiksim kitame video. Iki kito karto.